Buvusio Raseinių arešto namų komplekso sutvarkymas ir pritaikymas turizmui. Raseinių arešto namų kompleksą, pastatytą 1930 metais, sudarė dviaukštis kalėjimo pastatas, administracinis ūkinis pastatas ir namelis kalėjimo tarnautojams. Raseinių arešto namai Lietuvoje buvo išskirtiniai. Nuo 1932 metų čia daugiausiai buvo kalinami komunistinių pažiūrų nepilnamečiai. 1940 metais arešto namai buvo įtraukti į Sovietų Sąjungos kalėjimų sistemą. Okupacijos metais kalėjimas buvo perpildytas. Jame buvo tardomi ir mirties nuosprendžio laukę ideologijai nepritariantys Raseinių apskrities gyventojai. 1952 metais kalėjimą likvidavus, pastate įsikūrė profesinė technikos mokykla. Turėjau idėją visą laiką, kad reikia mūsų tą parką, esantį su ąžuolais ir gražiaja gamta, visgi priartinti prie istorinių laikų, kai čia buvo arešto namai. 2007 metais rekonstravus pastatus ir pritaikius juos turizmo reikmėms, čia įsikūrė Raseinių turizmo ir verslo informacijos centras, Raseinių krašto istorijos muziejus. Čia įrengtos ekspozicijos, atspindinčios Raseinių krašto istoriją, liaudies meną, tradicinius amatus, veikia teminės, istorinės, profesionalų ir mėgėjų meno parodos, vyksta edukaciniai užsiėmimai, mokslinės konferencijos, seminarai, susitikimai. Muziejaus darbuotojų iniciatyva organizuojamos medžio drožėjų stovyklos, dailės plenerai, miesto ir rajono šventės. Šiame įdomiame turizmo objekte slogų istorijos etapą menantis architektūros elementai ir ekspozicijos sumaniai komponuoti į modernę turizmui pritaikytą infrastruktūrą.